Aš buvau grakšti, graži, meili, fantastiška, tai aš manau dėl to. Ir mano katės tokios meilios, gražios, prieraišios, daug meilės dovanojančios. Olga, veisianti Devon Rexo kates, džiaugiasi, kad jos augintinės gyvenimui taip pat suteikia ir naujų įdomių pažinčių. 3 vaikų mama atvira. Iš kačių žmonės galėtų pasimokyti ištikimybės. Olga ištikimai 20 metų dirbo inžinierė Lietuvos geležinkeliuose, tačiau suderinti darbą, kuriame nemažai naktinių pamainų ir mažamečio sūnaus auginimą pasidarė labai sudėtinga. Tai aš supratau, reikia kažką keisti gyvenime. Ir jeigu aš nesiimsiu veiksmų, tai nieks už mane to nepadarys. Darbo biržoje pasiūlė kursus, pasiūlė pakeisti specialybę ir supratau, kad kada, jeigu ne dabar. Ir pakeičiau. Davė sąrašą, davė pasižiūrėti, kas domintų. Pamačiau kompiuterinio operatoriaus specialybę. Specialybės aprašyme pamačiau, kad kursim logotipus, kas man buvo labai įdomu. Aš tikrai sukūriau savo veislyno logotipą. Nuo logotipo, reklaminių bukletų iki interjero kūrimo bei baldų projektavimo. Per tuos 1 kompiuterinio projektavimo operatoriaus mokymus Olgos širdyje tarytum iš naujo užgimė jos primirštas hobis – interjero dizainas. Aš manau, kad kiekvienas ieškantis savęs turi atrasti. Ir nereikia bijoti pokyčių, nereikia bijoti daryti pirmus žingsnius. Aš irgi visko bijojau ir atėjus į mokyklą pasakiau, ar man iš karto išeit, ar biški palaukti. Dėstytojas tada nusijuokė, sako, gal palauk. O baigiantis mokslams, aš padariau didžiausią pažangą iš mokinių, nors jie atėjo iš aukštųjų, pasitobulinti savo žinias, o aš atėjau nuo nulio visko išmokti. Tai realiai galutiniai stoteliai mano šuolis buvo didesnis. Šis Olgos draugų užsakytas loftas virto jos mokslų baigiamuoju darbu su iššūkiais. Norėjau padaryti loftą, kad į tą lofto interjerą įveščiau klasikos detalės. Buvo gana sudėtinga. Dėstytojas ėmėsi už galvos, bet projektas tikrai pavyko. Klientai liko patenkinti. Mokyklą pabaigiau su pagyrimu, džiaugiausi ir gavus darbą pradėjau naują gyvenimo etapą mokytis baldų projektavimo gamybai, nes nupaišyti gali bet kas baldą. Bet suprojektuoti teisingai gamybai reikia turėti žinių ir nemažai. Reikia išskaičiuoti iki milimetro. Kiekvieno stalčiaus, kiekvienos detalės poziciją. Erdvėj 3D padėjo. Aš neišėjau iš 3D braižymo, aš tiesiog braižiau visada 3D. Iškart 3D vizualizacija. Next Generation EU padeda Lietuvai stiprinti aukštą pridėtinę vertę kuriančius įgūdžius. Štai Olgai tramplinu į naują profesiją tapo programa Kryptis ateitis, kuria siekiama ugdyti šiuolaikiniai darbo rinkai reikalingus įgūdžius. Kai atsigrėžiau atgal, galvoju, kaip aš sugebėjau tai padaryti, kaip aš išdrįsau tokį iššūkį gyvenimui padaryti. Dabar man sunku paaiškinti iš tikrųjų, bet aš pakeičiau specialybę, pakeičiau gyvenimą. Tie mokslai man labai daug ką davė. Davė pasitikėjimo savimi, davė, galima sakyti, duoną. Dirbu mažiau, uždirbu daugiau. O nedirbu naktinių, būnu su vaiku. Aš suplanavau taip, kaip aš norėjau. Šitas mokslas man tikrai atvėrė duris į galimybės. Šiuo metu Olga su komanda projektuoja 5 aukštų verslo centrą, nuo apdailos iki baldų. Naujame darbe parodytas pasitikėjimas moterį dar labiau įpareigoja veikti ir siekti aukštumų. Tai nereikia nieko bijoti, nebijokit iššūkių, eikit, veikit. Jeigu nieko nedarysi, niekas ir neįvyks gyvenime. Tai aš visą gyvenimą taip dariau. Padaryti ne vieną darbą, tai kitą. Ir man pavykdavo. Iš pradžių reikia pradėti vizualizuoti, svajuoti ir tada siekti. Ir tikrai pasiseka, jeigu sieki.